Tai antrasis darbotvarkės klausimas yra informacija apie Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos veiklą 24 metais. Pranešėjas yra gerbiamas Vladas Šimkus, atsiprašau. Prašom, gerbiamas Vladai. Labą dieną, merė, gerbimi tarybos nariai. Tarnybos ugniagesių komandos vyko 201 kartą į įvykių likvidavimą. 121 kartą vyko į gyvenamą sektorių ir atvirą teritoriją. 78 kartus vykdė gelbėjimo darbus Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, bei 20 kartus vyko incidentų likvidavimą Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Skuodo ir Telšių rajonuose. Daugiausia kartų į incidentų likvidavimą vyko Žlibinų ugniagesių komanda. Įvykis vyko 45 kartus, Šateikiai 40, Alsėdžiai 36, Kuliai Žemaičių Kalvarija 27 ir Plateliai 26 kartus. Dalyvauta švietėjiškoje akcijoje, kurios metu pagal seniūnijų pateiktus sąrašus buvo tikrinama pagyvenusių gyventojų pasiruošimas kūrenimo sezonui ar tvarkingus krosnis, kaminai. Taip pat buvo suteikta informacija, kokiu telefonų numeriu kreiptis įvykus nelaimiai. Akcijos metu buvo sumontuota 15 dūmų detektorių. Tarnybos gesintuvo patikros metu buvo suteikta gyventojus taip pat pasitikrinti savo turimus gesintuvus. Akcijos metu pasitikrino daugiau kaip 100 gyventojų. Buvo atvežta čia į vietą, mobiliai patikra patikrino, kad galėtų saugiai juos panaudoti. Už savivaldybės skirtas lėšas 24 tūkstančius. Žemaičių Kalvarijoje buvo įrengti sanitariniai mazgai ir pajungti į bendrą miestelių nuotekų tinklą. Nes buvo vienintelė dar ugniagesių komanda, kuri neturėjo, vandenį turėjo, bet nuotekų nebuvo pajungta į bendrą. Ugniagesių komandose vyko atvirų durų dienos. Juose lankėsi mokymo įstaigų moksleiviai bei ikimokyklinio amžiaus darželinukai. Deleguotai funkcijai buvo skirta 1 milijonas truputį lėšų. Daugiausia lėšų buvo sunaudojama darbo užmokesčiui. Darbo užmokesčiui buvo paskirta 914,5 ir sodros įmokoms 13,2. Tarnyba metus baigė be įsiskolinimų, tik liko kažkur ten 100, kurios įstaigos savivaldybė išrašė vėliau sąskaitą, užnuomojamas pagal panaudą mūsų patalpas. O šiaip jokių įsiskolinimo įstaiga metų iš metų neturime. Tokia trumpa informacija. Gal kas kodėl? Taip, dėkuoju Vladui. Ar būtų tarybos narių norinčių paklausti? Gerbiamas Tomas Maševskis, prašom. Labą dieną kolegos, labą dieną pranešėjai. Vieno iš jūsų pristatymo metu buvo kalbėta apie tai, kad yra netinkamai paruoštos vietos, iš kurių reikėtų paimti vandenį ugniagesių mašinoms. Ar toje vietoje situacija gerėja, negerėja? Šiaip tai kaimo reikalų komitetas buvo žadėjęs vykti kartu, pasižiūrėti, bet šiaip taip paliko pažadai ir šiaip tai privažiavimai reikalingi Šateikiuose, Platelėse reikalingas padaryti privažiavimas bei
išvalyti vandens telkinį. Taip pat nesenai Žemaičių Kalvarijos bendruomenė atsinaujino, išsivalė prie Pirtelės vandens telkinį. Privažiavimo taip pat nėra. Kiek kalbėjau su seniūnais, jie turi sutaupę lėšų, bet jie sako, kokia garantija, kad mes panaudosim tas lėšas savo, ar mums gražins. Ir todėl tie darbai yra sustoję. Mes samatas esam pasidarę. Tai tikriausiai jūsų minėtų komitetų pirmininkas kvietimą išgirdo ir kitų metų darbo plane susiplanuos vizitą. Pas jūs? Taip, tarybos narys Marijus Aktys, prašom. Labą dieną visiems. Aš norėjau paklausti dėl ekipiruotis ar aprangos. Pavyzdžiui, jeigu ir veins gaisrus ir po to seko, sakykime, dar kartą iškveitėms, vis tiek išveina parvažiau turbūt gana stipriai sušlapė ar dar kas nors, ar turit jau galimybės pasikeisti? Ne, pažiūrėjau, į gaisrį išvažiuoja 2 vadins. Pamainuoja ir 9, kiekvienas ugniagesys turi savo atskirą. Nėra, kad ir ten 2 komplektai ir visi dalinas. Nes praktiškai tie dydžiai nieko nesiskiria. Ir jie gali pilnai pasinaudoti savo kolegus, padėti savo džiūti. Nes dažniausiai... Bet šiaip 2 komplektų neturtų, ar po vieną, kiekvienam nariu. Turim po vieną komplektą. Kiekvienas ugniagesys turi pilnai savo kovinius rūbus, batus, pirštinius, pošalinius, kuriem jie ir priskirti. Ačiū. Ar daugiau tarybos narių bus norinčių paklausti? Aš taip pat paprašysiu, jeigu gali pateikti informaciją, yra nupirktas gelbėjimo valtis Plateliškiam. Kaip sekasi toj srityje, nes tai yra naujas dalykas visiškai, kaip sekasi, sakykim, su apmokymais, su kitais klausimais, kurie susiję, nes tai yra savivaldybės ugniagesiam, tai yra nauja sfera. Kaip šito vietoj, kokias turit naujienas? Dėkui Jums, kad Jūs skiriat pinigų. Mes nusipirkom valtį, nusipirkom vežimėlį ir rugpjūčio mėnesį paprašėme Otkopuso, kad pravestų mokymus. Mokymai vyko gyvai vandenyje, ugniagesiai visa komanda Platerių buvo apmokyta, kaip išsitraukti iš vandens į valtį, kaip priplaukti, atliko mokymus, išrašė visiems ugniagesiams sertifikatus, kad gali atlikti gelbėjimo darbus vandenyje. Ne po vandenį, tik tais vandens paviršiui. O čia tai dar vienas klausimas yra gal šiek tiek susijęs su gerbiamu Marijaus Kakčio. Sakykim, tai ta pati apranga. Nes vienas yra aprangos, sakykim, tas kodas ir būtinybė tada, kai tu eini gesint gaisrą. Antras dalykas, kai tu esi ant vandens. Tai vis tiek, ar tai kažkokia neperšlampama apranga, dar kiti dalykai tokie yra, kad nes nebūtinai vidury vasaros gali būti skendimas, gali būti ir vėlai rudenį. Tai kad vandens temperatūra... Šiaip mes kalbėjom su tuo Otkopuso vadovas, kur pravedė mokymus, sakai, jau susiruošit, ką nors pirkti, atvažiuokit į Klaipėdą, padėsim įsigyti tuos rūbus, papildomą įrangą, kas reikalinga, kad pažymėti, pavyzdžiui, jeigu ten išvirtų ne vienas, kad plūduras būtų, kad pažymėti, kurioje vietoje yra. Dar vienas žmogus, gali jis būti po vandeniu, kad sekantis atvykęs į ekipažas ar nariai, kad žinotų, kad nereikėtų klaidžioti, kad ir papildomai ten kokias reikia vietoj gelbėjimo ratų, mums pasiūlė tokią visai kitokią, nes sako, su ratų gelbėjimu gali, jeigu mes jį gali užkliūti, o taip išlaiko jis ten toks kaip dešra toks ir jis yra kaip gelbėjimo ratų, vietoj gelbėjimo ratų. Taip, ar daugiau bus norinčių paklausti? Gal gerbiamas Mykolas Pronsas kažką norėtų papildyti? Prašau. Labą dieną. Aš tik papildyti gal norėčiau
Vladą, kad prie visų tų mokymų ir, sakykime, gelbėjimo ant vandens ir taip pat mes prisidedam, kad apmokyti jų ugniagesius gelbėtojus, kaip vykdyti. Tai mes vykdėm irgi rugpjūčio pabaigoje kartu su plateliškiais apsimokėm, pasižiūrėjom. Rugsėjį gal pradžioje darėm tokias mini pratybas kartu ir stengiamės jiems padėti. Aišku, dėl įrangos įsigijimo, sakykime, kas liečia ant vandens gelbėti, tai aišku, gal ir Vladas galėtų pas mus atvykti, nes mes turim irgi įvairios įrangos ant vandens ir kostiumų, ir plaukikių gelbėtojų kostiumų, ir neskęstančių kostiumų turim, tai mes galim ir su juo pasikonsultuoti, pasitarti ir tiesiog padėti jiems įsigyti, kas reikalinga būtų. Tai va tiek. O šiaip mes kartu su ugniagesių komandom, tai šiemet vykdėm įvairias pratybas, kur buvo pasitelktos ugniagesių komandos, kartu dalyvauti pratybose ir kartu mokomės, dirbam kartu, tas pratybas atidirbinėjom savo taktikas ir tai tęsim kiekvienais metais, kad neužsimirštumėm. Aišku. Ar daugiau bus norinčių paklausti? Nematau. Tai ačiū gerbiamam Mykolui, gerbiamam Vladui už informacijos pateikimą. Norisi, kad tų gaisrų nebūtų, bet reikia ruoštis, nes jeigu iš tikrųjų kai kurių komandų išvykimai yra viršintys 40, tai reiškia realiai vos ne kartą per savaitę būna tie išvykimai. Tai... Yra tokie momentai, laikotarpis, kada yra, kada nėra. Nėra, kad pastoviai, kad būtų. Būtų geriau, kad nebūtų, bet... Yra kaip yra. Dėkui jums. Ačiū Vladai. Čia. Linkėjimai.